19 valanda ir šiandien pagal mūsų po lyderių susitikimą buvo pageidavimas tiesiog, kad yra didelis pretekstas, jo, įsijunkit kameras, kas galit, kas nekepa kotletų, nedarot ko nors, kad nenorėtumėme, kad mes matytume ir taip toliau. Jo, jeigu susikaupę skiriate 100% dėmesio šitam mūsų susitikimui, tada įsijunkite, jeigu tiesiog klausote foniniam kažkokiam režime, be abejo, galbūt to daryti ir nereikia, kad ten lubos nemirgėtų kažkur tai. Tai po lyderių susitikimo buvo tokia iškelta tema, mes turėjome 2 savaitės, 2 puikias temas apie produktus, mūsų grupėse galite rasti tai buvo temos Action Pakai, Action Pako produktai, o šiandien tema Fitline produktai ir jų deriniai. Fitline linijoje produktų nėra labai daug, ten kelios dešimtis yra, tačiau kaip, ką ir kai kurios sistemos yra PM tiesiog rekomendacijos, kaip vartoti. Šiandien mes padarėme vertimus ir jums pristatysime ir darome be abejo įrašą tam, kad tai galima būtų toliau naudoti. Tai yra tam tikrose situacijose, kaip ką su kuo vartoti. Noriu iš karto pasakyti, kad tiek verslo partneriam, tiek jeigu čia vartotojų yra mūsų klausosi arba klausysis, kad Fitline produktai tai nėra vaistas, tai yra maisto papildas, tačiau be abejo tai yra aktyvus maisto papildas ir mūsų savijauta, mūsų kai kuriuos, vadinkim, prie tam tikrų situacijų turbūt sveikatos tiek maistas įtakoja, tiek fizinis krūvis, tiek be abejo maisto papildai, todėl turbūt tinkama kalbėti, kad tam tikras sistemas, ten sąnarių funkcijai gerinti, ten svorio korekcijai, detoksikacijos ir taip toliau, kad jos čia yra. Bet tai nereiškia, kad tai yra stiprinantis, tai yra, aš tą visada mes akcentuojam, kad tai nėra vaistai, jeigu yra negalavimai, yra kažkokios situacijos, aš kiekvieną praktiškai dieną susilaukiu žmonių, kai žmogus tiesiog, ten turiu tokią ar tokią ligą, vienokią ar kitokią, ar aš galiu tą produktą naudoti. Atsakymas visada yra mūsų, rodote sudėti savo gydančiam gydytojui tam, kad jis tik jisai gali jum pasakyti, ar jūs galite naudoti vieną ar kitą produktą, ar jo mikrofonus pasižiūrėkite, prašau, nes tiesiog tai blaško dėmesį. Tai vienu žodžiu, tik gydytojas gali jums pasakyti, ar jūs galite naudoti vieną ar kitą sudėtį. Ir tam yra mūsų grupėse arba pas žmogų, kuris jūs čia pakvietė, detalus produkto aprašymas su sudėtimis. Ir būtent tada savo gydytojui reikia parodyti tas sudėtis tam, kad tiesiog jis ir tik jis gali pasakyti 100%, ar galima vartoti vieną ar kitą maisto papildą, kokį maistą vartoti ir taip toliau, turint tam tikrus susirgimus. Tai aš tą turiu pasakyti, turime akcentuoti, nes tai, kas bus kalbama šiandien, tai yra, vadinkim, sveikatinimui, funkcijai palaikymui kai kuriem. Ir tą deriniai, jie visada pastiprina vienas kitą ir padaro Fitline produktų vartojimą kur kas efektyvesnį. Tai tokį įvadą norėjau padaryti. Šiandien mes būsime 3. Aš be abejo Šarūnas iš Alytaus, esu 1,5 metų su Fitline, turime jau didelę komandą ir šiandien tos komandos yra 2 atstovės, kurios be abejo apie produktą turbūt žino daug, apie viską turbūt žinot viską niekas negali, bet jos tikrai daug žino, tikrai vartoja pačios, tikrai apie tai kalba, išbandę, eksperimentavę ir tikrai gali tuo dalintis ir dalinasi. Tai Ingrida iš Šiaulių ir Violeta iš Vilniaus laiko, nežinau, visi mes šitos metus esame dabar, bet nenutrūkstamai esame tų produktų vartotojai. Tai pasidalinę keletą, bus 6 programos, jeigu aš tiksliai atsimenu šiandien, ir apie tai, kas ten buvo parašyta, kas buvo parašyta skelbime, šiandien ir tiesiog jums pristatysime ir pasidalinsime. Tai nežinau, kas dabar pradės, Ingrida, ar tu, ar Violeta. Tai tada Ingrida pasidalins. Kiek žinau, jūs labai stipriai pasiruošėt skaidrės, tai jo, skaidrės yra čia ir tada, Ingrida, žodis tau. Taip. Ačiū Šarūnai už įžangą, gerą įžangą. Taip,
Prisistatysiu dar kartą iš tiesų iš savo lūpų, kad Ingrida iš Šiaulių ir šios produktus pradėjau vartoti prieš 11 mėnesių, tai rugsėjį sueina man metai laiko. Tai pakankamai iš tiesų pradžioj, ar ne, man jie ir, patiko šiaip skonis, ar ne, patiko šitas pirminis poveikis, bet metus laiko pavartojus, tu juos jau įsimyli ir tu žiūri, kad be jų negali, nes gali išsispręsti daugelį simptomų, daugelį negalavimų, ar ne. Tai puikiai man einasi gilinant žinias šiuose produktuose ir kuo daugiau tu žinai apie produktus, automatiškai parodo netgi komandos augimas. Tai jeigu komanda auga, tai reiškia, tu jau gali nemažai perduoti kitiems, ar ne, ir to būtent pakanka. Taigi, norėčiau taip ir toliau tęsti su šia pradžia, kad mes daugelį, reiškia, ieškome daugiau energijos, geresnės sveikatos, kaip pagerinti savo šituos gyvenimo rezultatus tiek darbe, tiek sporte. Ir Fitline produktai, dabar galvoju, palaukit. Fitline produktai ir yra tam, kad sukurti mums padėtų iš vidaus. Taigi, norint gauti bet kokį rezultatą, ar ne, mums pirmiausia reikėtų prasivalyti organizmą, aprūpinti ląstelės deguonimi, maistinėmis medžiagomis ir ta pakankama pilnavertė mityba mums duoda labai itin gerų rezultatų mūsų savijautai. Išsisprendžia netgi 80% visų negalavimų. Taigi daugelį atvejų, kai pradedu kalbėti apie produktus, visi nori išspręsti pagerinti savo savijautą ir klausia, nuo ko man pradėti, nuo ko pradėti. Taigi, ne veltui kompanija kuria produktus jau 30 metų ir juos tobulina ir kai kuriuos ir naujai sukuria mums, tam, kad mes pasiektume geresnių, optimalių ląstelės mitybos rezultatų. Tai taip kaip ir Šarūnas minėjo, kad šie produktai yra itin efektyvūs savo įsisavinimo lygių, dėka NTC technologijos ir visi šie mokslininkai prieina vienos išvados, tai ką šiandien žmogus valgo, jis negali pilnai įsisavinti 100%, netgi tas obuolys, kuris suvalgytas, mums neduoda itin optimalių sveikatai rezultatų, dėl įsisavinimo lygio. Taigi, kaip pradėti gerinti savo savijautą, tai kaip matote, tai yra 3 pagrindiniai produktai, nuo ko ir reikėtų pradėti. Tai turbūt, jeigu aš paklausčiau, kas čia yra pirmą kartą, tikrai būtų ne vienas, ar ne, tai aš labai trumpai norėčiau užsiminti, mes grįšim prie to, kad pirmiausia, ko pradėti ir kokia maistinga programa, kai mes gauname 80% visų maistinių medžiagų savo organizmo ląstelėms, tai reiškia, jeigu mūsų gerėja virškinimo sistema, gerėja ir mūsų ląstelių būklė. Tai esat girdėję, kad ką valgome, taip ir atrodome. Bet šiai dienai aš galiu dar stipriau pagilinti. Tai, ką valgome, tai ne viskas, ką mūsų ląstelės pasiima. Tai, ką ląstelės įsisavina, taip mes ir jaučiamės. Tam, kad būtų pilnavertė mityba, mums reikia rytinio kokteilio, Basico, ar ne, kuriame randasi 28 ingredientai, tai pagrindas iš ryto gauti vitaminų, antioksidantų, gerųjų bakterijų, enzimų, virškinimo fermentų, reiškia skaidulų, netgi tam, kad paruošti virškinimo traktą maistui, ar ne, dienos eigoje, kad mums daug daugiau prigamintų organizmas maistinių medžiagų ir šitas maistas būtų pilnavertis mūsų ląstelėms. Tai
Basicas, kaip kad produktas ne tik tais maitina, bet ir šluoja mūsų žarnyno gaurelius, atstatinėja mūsų žarnyno sienelės, kuo mažiau uždegiminės jos darosi, tuo jos daugiau daro stiprią įtaką mūsų gerai savijautai. Tam, kad papildytume maistinėm medžiagom, mums reikia ir aktyvių medžiagų, kaip kad B grupės vitaminų, tokių, kurie priduoda organizmui deguonies, energijos, per tai vyksta dar didesnį įsisavinimo ir skilimo procesai. Ar ne, mes matome aktyvaizę 12 ingredientų, kurie skildami sudaro netgi galimybę padauginti deguonies, padidinti kiekį organizme. Ir tai gerėja mūsų virškinimas. Guaranos kofeinas, ar ne, guaraninas, kai matote skaidrėje, jis suteikia ne tik tai jis mums kaip tonusą, bet gerėja ir mikrocirkuliacija, ir energijos lygis padidėja. Tuomet įsisavinimas vandens, ar ne, pagausėja. Na, iš tiesų, va šitie du produktai, kurie sudaro mums 40 įvairiausių maistinių medžiagų, duoda labai stiprius savijautai rezultatus. Tai, ką mes per dieną pavartojam, suvartojam su maistu, mes vis tik tais kitą kartą padarom žalą savo organizmui. Na, netiesioginiai, ar ne, bet šarminė prasme. Ir mums kiekvieną vakarą rekomenduoja čia ši mokslininkų taryba restartuoti organizmą rytdienai mineralais, 11, kurių randame sudėtyje, ir kalcio, ir magnio, matot, ir D3, ir chromo, ir mangano, kurie yra labai svarbus mūsų ne tik tai tolimesniam valymosi procesams nakčiai, ar ne, bet ir atsistatymo. Tai juda limfa, šarminas kraujas, daugėja deguonies, tai kaip mūsų organizmas atsikrato toksinų šlakų nakčiai, ar ne, ir ruošiasi rytdienai, mes kur kas geriau miegame su atsipalaidavimu. Ir tai mes pasiekėme tokį optimalų su šia programa jau gan gerą rezultatą. Taigi, jeigu taip pasižiūrėjus, ką ši programa gali mums užtikrinti, tai tikrai labai daug. Ir vien ją pradėjus vartoti, mes gerinam ir kepenų, ir tulžies, latakų veiklą, ar ne, ir mums kraujotaka gerėja, koncentracija, reiškia, atminčiai, ar ne, nes tuomet kas darosi, kad, kaip sako, žarnynas tai yra pagrindinis mūsų valdymo pultas, ar ne, kaip žarnynas diktuoja, taip mes ir jaučiamės, ar ne, tai jeigu žmogus jaučia nerimą, ar tai depresiją, na, tokį išsiblaškimą, vis tik tais mes orientuojamės jau į žarnyno būklę. Tai labai aš savi stebiu, jeigu jau nėra energijos, tai mano žarnyne kažkas tai suvalgyta ne tai, ko nori organizmas atsikratyti, tai kuo aš galiu savo padėti, tai realiai įsipildama celšutą, ar ne, ką ir dabar, ar tai maišydama su aktyvaizu, ir aš gaunu puikius rezultatus. Taip, tai ši programa nėra sprendžianti lygų problemas, ar ne, bet tikrai padeda jų išvengti, pašvelninti jas, ir kai vyksta taisyklinga žarnyno išsituštinimas, ar ne, nuo to vėlgi mūsų organizmas sveiksta, ir tai, kad jaunėja organizmas atsikratydama šlakų, toksinų, tai kaip pagalvojus tik tais šie 3 produktai, ar ne, ką gali duoti mūsų organizmo savijautai. Na, jeigu turėsit klausimų, mes pabaigoje galėsime kai ką ir jums labiau atsakyti, bet pats vartojimas, kaip matote,
Beisiko vienas pakelis rytinio kokteilio, jisai maišomas su Activaizu. Activaizo galima gerti po vieną kaušelį 2-3 kartus dienoje, tai mėnesio norma virš 100 kaušelių. Puikiausiai ištirpiname 200 ml vandenyje ir prieš pusryčius pusę valandos. Tai būtų taisyklingiausia, tai pats geriausias ir įsisavinimas, ir poveikis mūsų sveikatai, ir mes paruošiame savo virškinimo traktą geresniam darbui. O Restoreitą mes vartojame vakare, tai rekomenduoju po valgio 15-20 minučių. Pirmiausia, į mažą kiekį supylus šitą pakelį nušarminame, jam leidžiame nusėsti, išputoti, kad jisai būtų ramus, skaidrus, ir dapylus iki 200-300 ml vandens mes paskanaudami išgeriame per kelias minutės. Aš tiesiog neskubėdama geriu šitos produktus, mėgaujuos, aš stebiu, kaip veikia NTC technologija mano kūne, ar ne, ir kad per keletą minučių aš jau gaunu tą poveikį, ar tai raminimosi, ar geresnį virškinimą, ar tai energijos pakelimą, tai ko trūksta tuo metu mano kūnui. Taigi, einant prie tolimesnės programos, gyvybinis tonusas, matote, ji daug kuom ir nesiskiria, tik pridėjus porą produktų, tai itin mums labai svarbių, tai riebalų Q10 ir omega, kurie yra miceliuoti ir tirpus vandenyje. Šiai dienai tai yra patys efektyviausi produktai pagal savo įsisavinimo lygį, aukštį, kaip teigia daugelis, kad įsisavinimas 98% ir tai pavyko kompanijai nuo 20 metų pasiekti tokį įsisavinimo lygį, pagerinus kai kurias įsisavinimo technologijas. Q10 yra labai svarbus prie šitos bazinės programos, ar ne, mums gerėja netgi ląstelių skilimas, tai yra labai reikalingas, teisingas, ar ne, kad nemutuotų ląstelės. Q10 mums nuo 30 metų pradeda vis mažiau ir šiai dienai netgi anksčiau pradeda nebesigaminti dėl kai kurių maistinių medžiagų stokos, ar ne, ir mūsų organizmas pradeda senti, kai pradedam vartoti, tai, kaip ir sako, tai jaunystės eleksyras, ar ne, Q10, tai fermentas fermentų, kaip esam labai daug dabar ir skaitom ir girdim, kad enzimais, fermentais labai sveikatinas žmonės, ypatingai sportininkai, atsistatinėja po įvairiausių treniruočių, traumų ir panašiai. Tai yra labai svarbus ne tik širdies ir kraujagyslių sistemai, ar ne, nes Q10 atsakingas už mūsų širdies raumens tvirtumą, minkštumą, ar ne, jai reikia išpumpuoti šitiek daug kraujo mūsų gyvybei ir palaikyti, nes žinom, kad nuo kraujagyslių būklės priklauso mūsų ir ilgaamžiškumas. Bet kodėl mes jų neprižiūrim? Todėl, kad jų nejaučiam, todėl, kad jų neskauda. Bet kai mes jau matom išorinius pakitimus, tada mes imam kaip ir reaguoti. Ir tai visų priežastis, tai vėlgi yra virškinimo traktas, žarnynas, tai ko per daug paduoda į mūsų kraujagyslės, kad jos tampa tokios arba tiesiog vyksta kraujagyslių sienelių uždegimai. Tai mes galime patys reguliuoti, vartodami šiuos intensyviai veikiančius produktus. Omega vienareikšmiškai, vėlgi tai nėra
žuvies su skoniu, ar ne, labai skani, daugiau citrinos skonis, kuri puikiai tirpsta vandenyje ir taip pat skaidri ir laikė 5 minučių jau prasideda dėlantis į technologijos įsisavinimas, skaniai geriasi su rytiniu kokteiliu, tai jūs galite Basicą, ar ne, Q10 ir Omega, tiesiog lašinti į vieną, sudėti į vieną stiklinę ir puikiai vėlgi gurkšnoti prieš pusryčius. Beje, galima įsidėti ir kaušelį Activaizo, o pakartoti Activaizą ir dar netgi dienos metu. Taigi, Q10 galima vartoti ir Omega 2 kartus dienos bėgyje, jeigu mes jaučiame, nepalaikomąją sveikatos eigą, bet tiesiog norim intensyvesnių rezultatų, ar ne? Tada patarė čia medikai šioje kompanijoje dirbantis ir mūsų kompanijos įrašuose patys mokslininkai, kad teigia, kad tai galima pakartoti ir daugiau kartų. Tai yra visiškai natūralus, per dozavimo nebus, pagal antisį veiks ten, kur reikia, kiek reikia ir kada reikia. Iš tiesų pasišalins iš organizmo atliekamos medžiagos. Tai yra labai saugu visai šeimai vartoti, tiek suaugusiems, tiek vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai kaip ir vėlgi, kokios mes savijautos galime netekti, ta prasme, ką šitą programą užtikrina, stabilizuoja kraujospūdį. Paprasčiausiai, matot, visą tai veikia labai į mūsų širdies kraujagyslių tinklą ir normalizuojasi cholesterolis, ar ne, dėka šitos sudėties. Mes tokį atsipalaidavimo poveikį jaučiame ir dienos bėgyje, dėka Activaizo ir Omegos. Mes susikaupimo poveikį turime, padidėja darbingumas, energijos gamyba, mes daug darbų galime nudirbti. Ir tai, kad dėka šių produktų ir atsiradau šioje kompanijoje, kada man po COVID laikotarpiu dingo kažkur mano ta gyvybinė energija, ta jaunystė ir dėka vieno Activaizo kaušelio ir vieno pakelio Restorito kažkas pradėjo manyje funkcionuoti taip, kad aš pradėjau vartoti ir šiandieną net esu įsimylėjusi juos. Mes galim pasakyti apie profilaktiką sergant 1-2 tipo diabetu, ar ne? Vėlgi, matote, kokie tai yra pagrindiniai produktai ir šie produktai lydi daugelį mūsų įvairiausių negalavimų, nes, kaip žinome, nuo žarnyno sveikatos priklauso ir mūsų sveikata. Ir mes nei vienos, pasakyčiau, ligos ar ne, ar sutrikimo mes negalim išspręsti, jeigu nėra pakankamas balansas gerųjų bakterijų mūsų žarnyne. Nes jos atlieka labai didelę reikšmę, gamina daug vitaminų, mineralų, gerina įsisavinimą, nes mūsų žarnyne yra labai daug nervinių centrų, daugiau negu kad mūsų galvoje, smegenyse. Tai dėl to ir sakau, kad pagrindinis valdymo pultas yra žarnynas. Tai ko žarnynas negali perduoti mūsų šitiems centrams, nuo to taip mes ir jaučiamės. Taigi kompanija yra sukūrusi Fitline Pro-B jogurt drink ir jogurt. Tai mes galime juos įvairuoti, ne, norint padėti išvengti šių negalavimų, ar ne. Ir kaip šitas jogurtas daromas, labai paprastai. Pirmiausia, kad paprasčiau dar būtų, tai mes nusiperkame Fitline jogurto gamintuvą, toksai kaip termosas. Jame yra indelis litro tūrio
supylus ten įpylus pieno ir supylus vieną pakelį D-drinko, mes gerai išmaišome ir į patį termosą įpylus verdančio vandens ir įstačius šitą indelį, užsukame 16 valandų. Tai pagerėja, fermentacija dėka šilumos ir tai mums gerina ne tik tais žarnyno, bet ir mūsų imuniteto, mūsų kraujagyslių, mūsų būtent kasos veiklos darbą. Taigi, kaip sakau, labai priklauso nuo mūsų žarnyno visų organų, ne tik organų, bet ir sistemų veikla. Jeigu mes netektume ar ne pagrindinio šito organo, neturėtume į ką dėti maistelį ir taip mes nesijaustume itin gyvybingi arba dar kitaip, ar ne, ar šiandieną mes galėtume apie tai kalbėti. Taigi, kas turime bazinę programą, tarkim, nusipirkę ir bandome padėti savo, norint išspręsti šią profilaktiką, taip, galima prie bazinės programos pridėti šiuos produktus. Taip, kaip būtų vartojama, taigi daryčiau taip ir netgi patarčiau Basic arba Power rytinį kokteilį išgerčiau su Q10, rekomenduočiau, ar ne, išgerti su Q10 ir omega, po pusvalandžio išgerčiau D-drinką, ar ne, nes jisai geriasi 2 kartus dienoje ir tai, kad dienos eigoje galėtume pavartoti Activizą, ar ne, jeigu iš bazinės programos, ir Restorytą, kad čia dabar atsiprašau, truputėlį užsistojau ir pati nematau savo. Va. D-drinką 2 kartus dienoje, o Restorytą vakare po valgio 20 kažkur tai minučių, ar ne? Tai antrą kartą Fitline Yogurt Drink vartočiau ir čia rekomenduotų daugelis iš čia esančių po Restoryto prieš miegą, tiesiog einant miegoti, kada yra tuščias žarnynas, tada apytuštis, ar ne, tada geriau savinas gerosios bakterijos, labiau paveikiama mūsų mikrobiota ir ten jos atlieka didelį darbą mūsų sveikatai. Taigi, ką ši programa užtikrintų, tai padeda normalizuoti cukraus ir insulino kiekį kraujyje. Taigi, pajautrėja insulino įsiskyrimas, ar ne? Pagerėja kepenų, kasos darbas. Matote, ant kiek yra svarbus mums probiotikai, gerosios bakterijos. Tai ta visa žarnyno mikrobiota, šitas balansas yra labai svarbus nuo įvairiausių negi kraujagyslių komplikacijų, ar ne, mikrocirkuliacijos, mūsų imuninės sistemos. Ir kadangi mes turime stiprius antioksidantus kaip omega ir Q10, mes turėtume bendrą šios programos tokį sveikatai užtikrintinumą. Tai būtina ne vieną produktą vartoti, bet kompleksiškai, tai nėra vienos sistemos iš tikrųjų išderinimas, kad mums vyksta vienokie ar kitokie negalavimai, pojūčiai mūsų organizme. Tai kada vartojame sistemą, tada gauname ir geresnius rezultatus. Tam reikėtų galbūt ne mėnesį, 3 mėnesius, 6 mėnesius pagal esamą jau stovį, ar ne, ir tikrai mes ateičiai galėtume labai stipriai pagerinti savo savijautą. Ir dar norėčiau prie vienos programos prieiti. Mane labai lydėjo anksčiau sąnarių sveikata. Iš tikrųjų,
tos produktus, kuriuos vartojau anksčiau, tai buvo tablečių ir kapsulių forma ir mane lydėjo labai stiprus osteochondrozės požymiai, ypatingai stubure, ataugos, kas žinom, užspausdavo labai daug nervinių galūnių, prasidėdavo rankų tirpimas ir galvos svaigimas. Tai iš tiesų, kaip sąnarių, kalbėti apie sąnarius man tikrai yra labai lengva. Aš ten įsivaizduoju, aš labai esu susipažinus su ta sąnarių visa sistema. Ir mes turime nuostabius produktus, kurie gali padėti sąnarių atsistatymui, ar ne? Tai reikia vėlgi laiko, reikia palaikyti mums juos, kas norit palaikyti, efektyviam vartojimui, gauti greitesnių rezultatų, tada mes jau, kada galim pavartoti ir 2 kartus dienoje. Tai Fitline Gelenk Fit yra sudarytas iš gliukozamino, chondrotino, cinko, vario, šiek tiek randama ir hialurono rūgšties, tai atsakinga už mūsų pačio sąnario skysčio klampumą, tepimą, kremzlinio audinio atsistatymą. Tai vėlgi kaip vienas produktas, sunkiai galbūt jis veiktų, visada reikalingi šalia mineralai. Tai dėl to galime mineralus ir Gelenfitą kartu vartoti dienos metu, po valgio, tarp valgymų, sakyčiau, ar ne, po rytinio kokteilio, po pusryčių ir tarp valgymų iki pietų. Ir mes galim tikrai gauti puikius rezultatus. Ir puikiai dera jie tarpusavį kartu, vartojant visus 3. Tarkim, po pusryčių, po pusryčių iki pietų tame tarpe, ar ne, tarp pietų vakarienės ir nakčiai. Mes galime gauti labai stiprius rezultatus, kur patys galim net nepatikėti dėl šių medžiagų įsisavinimo. Nes vartojant Restoreitą, labai daug kaulai gauna mineralų, kurių netenkam, kai šarmėja, kai rūgštėja mūsų organizmas, kai rūgštėja mūsų kraujas, kai šarmėja mūsų skrandis, ar ne, mes labai daug mineralų paimama tam dalykui, kad tam galėtų organizmas atsistatyti ir per naktį, ar ne, ir pasiruošti rytdienos procesams. Taigi, tam, kad mūsų sąnariai būtų lankstus, neskaudus, kad mes galėtume vaikščioti, bėgioti, ar ne. Papildomai kompanija yra sukūrusi ir Medgel tepalą, ar ne, kuris, pagal sudėtį tikrai labai efektyvus. Rasime ir pelyno, rasime ir žolelių, nebūtų tikrai med įvardintas, ar ne, turi tokio medicininio poveikio, labai daug kur veikia tiek sumušimus, tiek sąnarių patempimus, tiek įkandimus ar paburkimus, limfotakai suskatinti, galime ir pačią koją patepti, ar ne, iš apačios į viršų, atpalaiduojančiai veikia. Tikrai kompleksas itin nuostabus, vėlgi galime kartu vartoti ir kokie tai rezultatai. Pagerins mūsų medžiagų apykaitos procesus kaulų ir kremzlių, osteochondrozės požymius mažins, turint, ar ne, nes gerėja mikrocirkuliacija, kraujotaka, mums nebesikaupia daug toksinų, šlakų aplink mūsų sąnarius. Stuburas taip pat yra sąnarys, kur reikia aktyvios mikrokraujotakos, cirkuliacijos, kai mes daug sėdime, ar ne, ypatingai prie telefonų, mes sėdime vienoje pozoje ir mūsų raumenys tiesiog užstingsta ir ten lėtėja. Ir taip darosi šitoje zonoje būtent šitie sąstingiai ir daugiau reikia spręsti, matot, ir tokius kaip nervo užspaudimo simptomus ir panašiai.
Taigi gerina tarpslankstelinių diskų mitybą. Ką tai reiškia, kad mūsų tarpslanksteliniai sąnariai iš tiesų yra tokios putlios formos, ar ne? Ir kada jie negauna mitybos, ypatingai hialuronų rūgšties, chondroprotektorių, kurių yra mūsų gelenfite, jie pradeda plonėti ir taip tampa išvaržos, kad mes neprieitume prie tokių pojūčių. Vartokim, bandykim tiesiog prisiliesti prie šių produktų ir ne tik bandykim, bet jau ir spręskim. Iš tiesų, man jie yra sugrąžinę sąnarių sveikatą, kai jaučiau traškėjimą. Tai puikus rezultatai netgi, galiu pasakyti, sūnui geriant šitą programą ir netgi pradėjo ataugti plaukai, kur tiesiog po vienos vaikiškos ligos buvo išplikimas, ar ne, tai buvo susižavėjimas vėlgi naujai, prieš mėnesį laiko šiais produktais, šią programą, ką gali duoti mūsų organizmui. Kągi, ir dabar norėčiau perleisti savo kolegijai, nuostabiai Violetai, kuri puikiai ruošės apie šiuos produktus papasakoti ir kitas programas. Aš tada norėčiau atsijungti ir jeigu turėsit klausimų, Šarūnas ir bendrai mes po renginio galbūt jums papildysim. Ačiū uždėmesį. Ačiū Ingrida, tikrai už savo patirtį, tikrai su malonumu perklausiau, manau, tai liks įraše ir tai tikrai duos ir daugeliui dar žmonių tą tavo gerą šiltą patirtį tikrai, kurią tu šiandien pasidalinai. Tai Violeta, jungtis turbūt savo prezentaciją tada, kol Violeta jungiasi. Violeta dabar net nežinau, čia daugiau negu pusmetis yra gal su manimi, yra kaip ir Ingrida, yra VP kvalifikacija, tai per 25 000 eurų apyvartą per mėnesį ir be abejo yra šio produkto ambasadorė ir yra kaip ir Ingrida, yra vartotoja ir turi ir savo patirtį. Tai Violeta, tada žodis ir tavo dalis, tavo programos, tavo patirtis. Taip, sveiki visi. Viskas ar gerai matosi? Ja, puikiai viskas. Girdisi man. Ačiū visiems, aišku, ir Ingridai už labai puikų pasakojimą ir galbūt aš tik tai nedubliuosiu, nes tikrai tie produktai kartojasi ir apie omegos vartojimo. Tai ir galbūt aš pasakysiu, kad aš nesu gydytoja, neturiu aš to medicininio išsilavinimo, tai aš papasakosiu gana techniškai, bet tikiuosi, kad vis tiek bus naudinga, nes svarbiausia yra deriniai ir žinoti, kada, kur, ką naudoti. Taigi, dar viena svarbi programa, čia galbūt tik tai dar nedarašiau, kad būtent dabar programa, kurią pristatysiu, skirta nešiosiom, žindančiom moterim, vaikam ir dar vyresnio amžiaus žmonėm, virš 65 metų. Tai šią programą sudaro 3 produktai. Ingrida pasakojo apie omegą, apie jogurtą ir būtent šitie 2 produktai ir Power Cocktail. Kas yra Power Cocktail Junior? Iš pavadinimo atrodo, kad galbūt tai skirtas tik vaikam produktas, bet iš tikrųjų nėščios ir žindančios ir vyresnio amžiaus. Visi tie žmonės, jie irgi iš tos kategorijos žmonių, kuriem reikia ypatingos priežiūros. Ir būtent galbūt tas Power Cocktail Junior yra tokia saugesnė, ne tai, kad saugesnė, tokia švelnesnė forma Power Cocktailio, bet kuriame taip pat sudėti visi reikalingi mineralai ir vitaminai ir būtent su inulinu, dar kas svarbu, o inulinas padeda normalizuoti mikrofloros pusiausvyrą ir stiprina imuninę sistemą, kas irgi labai labai svarbu. Taip pat savyje turi tokių mineralų kaip kalcis, fosforas, cinkas, kalcio fosfatas, varis, labai daug daržovių, vaisių, uogų, prieskonių, mišinių, polifenolių,
ekstraktų, vitaminų B, biotino, folio rūgšties, kas ypač moteris tikrai žino, kad net ir prieš pastojant labai svarbu vartoti daug folio rūgšties, kad būtų sklandus tas nėštumas, nebūtų apsigimimų. Tai vat šis produktas Power Cocktail Junior turi savyje. Taigi omega taip pat reikalinga mums visiems nuo gimimo iki vyriausio to amžiaus ir taip pat tiem, kas turi problemų su žarnynu, nes kai Ingrida minėjo, kad jinai apie sąnarius galėtų daug kalbėti, tai aš tikrai galėčiau daug kalbėti būtent apie žarnyną, nes aš žinau, kas tai yra, nes būtent kas turi žarnyno, tokių kažkokių negalavimų problemų, irgi rekomenduojama vartoti daug omegos ir dar 3 kart kokiom didesnėm dozėm negu paprastiem žmonėm. Tai būtent vaikam, nėščioms, vyresnio amžiaus, ta omega irgi įeina į tą programą. Labai svarbus produktas, kuris, aš manyčiau, kad čia neturėtų būti ten noriu ar nenoriu vartoti, bet būtent omega mes privalom įsitraukti visi. Tai nėščiom, žindančiom, vyresnio amžiaus vaikam, tai rekomenduojami šitie 3 produktai. Kaip vartoti, tai Power Cocktail Junior galima gerti iki 2 kartų per dieną, ištirpinti 1 stiklinį vandens ir rekomenduotina tą vandenį turėti šiek tiek tokį šiltesnį, kad nebūtų iš karto šaltas iš po krano, bet toks vos šiltas, komfortiškos temperatūros. Jogurtą irgi Ingrida papasako, kaip pasigaminti, tai galbūt dar pridėsiu, kad iš to vieno pakelio gaunasi 1 litras, į tą visą pagamintą jogurtą galima šaldytuve laikyti iki 5 dienų. Tai tikrai gana taip, nereikia, kad nepasirodytų sudėtinga, kad reikia kaskart vis gamintis tą jogurtą, tai iš tikrųjų pasidaro, tai ir galima kelias dienas vartoti tą visą iš to indelio, imti jogurtą. Omega irgi galima 30 lašų įlašinti į bet kokį gėrimą, į tą patį Power Cocktail Junior galima pridėti ir vartoti 1-2 kartus per dieną, nes šiaip galbūt įprasta dozė yra 37 lašai, bet būtent kada yra nėščios moteris, žindančios, tie patys ir vaikai, ir vyresnio amžiaus, kartais tos omegos tikrai reikia daugiau tam tikrais atvejais. Tai būtent todėl šią programą įtraukta dozė, net ne 1, o gali būti, rekomenduosiu net iki 2 kartų per dieną įsitraukti. Ši programa užtikrina smegenų periferinę placentinę kraujotaką, užtikrina normalų vaisiaus ir vaiko organizmo vystymasi bei formavimąsi, taip pat gerina virškinimo sistemos veiklą, atkuria žarnyno mikroflorą, nes dar pridėsiu, kad jogurtas turi savyje didžiausią kiekį gyvųjų bakterijų, net 20 milijardų. Nes vaistinėse, pavyzdžiui, yra toks gana, nesakysiu pavadinimą, gana populiarus brendas tų gyvų bakterijų, tai ten yra tik 2 milijardai. Fitline jogurtas turi net 20 milijardų gyvųjų bakterijų. Tai, žinokit, tai tikrai mikroflorai, tai yra tiesiog svajonė, geriausias pasirinkimas. Taip pat ši programa padeda išvengti alergijų vaikui ir motinai, pagerina būtinų mineralų ir nepakeičiamų amino rūgščių, taip pat biologiškai aktyvių junginių svarbių sveikatai įsisavinimą. Nes įsisavinimas priklauso nuo technologijos MicroSolve, kurią turi omega savyje, kuri yra užpatentuota ir kurių neturi kiti produktai. Taip pat įsisavinime labai svarbią rolę vaidina NTC technologija, kuri irgi, kai mes žinom, tai yra tik TPM International kompanijos technologija, kurios mes niekur nerasim. Taigi visi produktai bus maksimaliai pasisavinti organizmo, kad duotų didžiausią, geriausią naudą. Taip pat ši programa aprūpina gyvybiškai svarbiais vitaminais ir mineralais tiek vaikus, tiek moteris besilaukiančias ir žindančias. Taip pat puikiai sinergiškai veikia tie deriniai, nes būtent mokslininkai PM International parinko programas, kad tie produktai, kurie būtent tarpusavy sinergiškai veikia. Ir tie 3 produktai būtent parinkti šioje programoje. Taip pat padeda harmoningai vystytis visiems vaiko organams ir organizmo sistemoms. Taip.
Taip, svorio korekcijos programa, labai turbūt aktuali programa visiems. Man teko gyvenime, aišku, turėti tokį laikotarpį, kai man kaip tik reikėjo priaugti svorio, tai šiuo metu jau tos problemos nebėra. Tai, bet apskritai svorio korekcija aktuali tada, kai ir meti svorį ir kaip nori jo daugiau turėti. Tai aišku, šita programa galbūt skirta tiem, kurie nori numesti svorį. Tai ją sudaro irgi tas Ingridos labai puikiai apibūdintas pagrindinis rinkinys optimalus, tai yra Basicas, Restoratas ir Activizas, rytinis kokteilis vitaminų, vakarinis mineralų kokteilis Restorate ir energijos toks deguonies kokteilis Activizas. Taip pat prie svorio korekcijos būtina įtraukti, kaip irgi mūsų jau minėta, ir omega ir Q10 ir papildomai irgi papildomai prie bazinių produktų rekomenduojama, jeigu tu norit galbūt švelniau įsilieti į tą programą, kad nebūtų kažkokių nemalonių simptomų, tai papildomai įsitraukti ir C-Balance produktą, kuris reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, kurį galite vartoti prieš sočius pietus, prieš, aišku, kai meti svorį, galbūt tą mitybą tikrai reikia peržiūrėti ir koreguoti. Tai vat, kad tas maistas netaip sunkiai įsisavintų, greičiau susivirškintų, tai tikrai rekomenduojama įsitraukti C-balansą. Taip pat svorio korekcijos programoje yra detoksikacinis papildas D-drinkas, kuris vartojamas kursais po 14 dienų ir jis geriamas prieš, jį galima vartoti patį, negalima, reikia patį pirmą iš pat ryto, išgėrus šiek tiek šilto vandens ir paskui tiesiog stiklinė vandens išmaišyti šitą D-drink gėrimą, labai švelni detoksikacija organizmui. Taip pat į visą šitą programą labai rekomenduojama, kadangi kai mes metam svorį, tai tikrai netenkam daug medžiagų, galbūt kartais ir silpna ir labai mums visiems būtinos amino rūgštys. Ir tam yra labai puikus PM International Fitline produktas, yra amino prošai. Jis vartojamas 2 kart per dieną po 3 kapsulės, tiesiog užgeriant stiklinę vandens. Ir kad būtų dar veiksmingesnis svorio metimas, rekomenduojama įsitraukti kokteilį ProShape. Šiame kokteilyje vienoj porcijoje yra apie 300 kalorijų, tai jis puikiai atstoja arba pusryčius, arba vakarienę, nes man atrodo iš praktikos, kad labiau tinka pakeisti arba pusryčius, arba vakarienę, o ne pietus. Nors girdėjau Galinos Kostinos patarimą, kai nori taip efektyviai įsilieti į svorio metimo programą, tai galima, aišku, jeigu yra tos valios, kantrybės, net 3 dienas gerti ProShape kokteilius 3 kart per dieną, tada tikrai tas organizmas palengvėja ir lengviau paskui vyksta tas svorio metimas. Ir dar prie visų šių produktų galima papildomai įsitraukti C-Cells kapsulės, kurios taip pat įtrauktos į programą, kai moteris nori atsikratyti celiulito, jos geriamos 3 kartus per dieną, 2 kartus per dieną po 1 kapsulę. Tai va čia tas svorio metimo programa. Tai aišku, daug čia visko surašyta ir jeigu norit turėti tą rezultatą, tai nurodymų reikia laikytis, nes kodėl nepasiseka pasiekti rezultatą, todėl kad mes tiesiog nesilaikom. Tai kas išsirinksit šį vakarą kažkokią programą, tai tikrai aš manau, kad kadangi bus įrašas, tai atsispausdinkit tas skaidres, susirašykit, susižymėkit ir dar rekomenduotina vesti dienoraštį. Kada jūs vartojat, arba turėt net ir programėlę Fitline, ir kad laiku teisingai, taisyklingai gertumėt papildus. Taip, ir regėjimo gerinimo programa, tai šitie 3 produktai, jie aišku irgi, juos rekomenduojama įsitraukti prie bazinio rinkinio, nes bazinis optimalus rinkinys tai yra šventas dalykas, nerekomenduotina pulti arba vieną iškart svorį mesti be nieko, ar detoksikaciją daryti, visą laiką pradžia turi būti optimalus rinkinys. Ryte arba Basicas, arba Power kokteilis, vakare mineralai. Pagerkit, jeigu ne mėnesį, tai bent jau 2-3 savaitės
optimalų rinkinį ir tada jau traukit pradėkit tas programas, apie kurias mes šiandien pasakojam. Tai regėjimo programa yra iš 3 papildomų produktų, tai yra liuteinas, omega ir Q10. Liuteiną rekomenduojama gerti 1 kartą per dieną, 18 lašų į bet kokį negazuotą gėrimą. Galima į tą patį rytinį, turbūt, kad ir dėl laiko stokos ir kad nepamiršt, tiesiog pasidarot savo rytinį kokteilį ir įsilašinat. Q10 galima gerti iki 2 kartų per dieną, jeigu norit pagerinti regėjimą, nes įprasta porcija yra 1 kartas, bet būtent jeigu norit pagerinti regėjimą, tai Q10 lašinkit 2 kartus. Ir omega taip pat iki 2 kartų per dieną, kad sustiprinti jos poveikį. Ir norint pasiekti ilgalaikį rezultatą, visą šią programą rekomenduojama vartoti net trumpiau negu 6 mėnesius. Ši programa užtikrina, kad pagerės regėjimo aštrumas. Taip pat šita programa padeda gerinti matymą prieblandoje, apsaugo nuo regėjimo praradimo, padeda išlaikyti tinklainės sveikatą, gerina akių mikrocirkuliaciją ir audinių mitybą, apsaugo nuo uždegiminių reakcijų vystymosi, atkuria normalią akių funkcinę veiklą, gerina kraujo mikrocirkuliaciją ir medžiagų apykaitą audiniuose, mažina akių nuovargį po ilgo darbo, ypač prie kompiuterio. Ir gal noriu dar nuo savęs pridėti, kad visos šitos programos yra gana taip sausai surašytos ir nepamirškim, kad labai svarbus yra režimas, tiek miego, tiek poilsio, labai svarbi yra mityba. Regėjimo gerinimo programui tikrai visą laiką reikia pailsėti, nesėdėti prie kompiuterio, prie telefono ištisai po kelias valandas, ypač prieš miegą vengti tos šviesos. Taigi tie papildai stebuklo nepadarys, jeigu jūs neapsimsit tas programas įdiegti kompleksiškai, įsitraukti savo gyvenimo būdą, kurį tikrai irgi reikėtų pakoreguoti. Nes viskas turi būti, kad būtų geriausias rezultatas, tai reikia atsižvelgti į visus faktorius gyvenime, ne tik į papildus. Tai tiek. Tai ačiū Violeta, tada Ingrida, matau, ačiū Ingrida, ačiū visų už gausų dalyvavimą. Jo, viskas svarbiausia, turbūt mylėti save brangiausia reikia ir po to iš savo artimus, nes klausyti savo organizmo, reaguoti jo tai, ką jisai jums kalba. Ir aš dažnai irgi mėgstu pasakyti, turbūt reikia 3 dalykų gyvenime tokių, tai yra 10 000 žingsnių per dieną, nebūtina ten lakstyti turbūt maratonus tam, kad palaikyti fizinę formą, bent 5-10 000. Dieta nevalgyk balto, kurią aš labai paprasta atsiminti, cukrus, druska, bulka, batonas ir be abejo maisto papildai, apie kuriuos mes kalbam, o kalbėjome šiandien, kalbėjo tiksliau Ingridas ir Violeta, ir tai yra turbūt tai, kas geriausia dabar papildomo maitinimo rinkoje. Tekę kalbėti man su žmonėmis, kurie dirba maisto papildų vaistų gamybos srityje, beje, yra čia tarp vartotojų, pas mus yra doktorantė viena, kuri sakė, kad miceliuoti riebalai, apie ką buvo kalbėta, ir skysta forma, daugumoje atveju dabar tai, kas populiarėja dėl savo pasisavinamumo tiek vaistų rinkoje, tiek maisto papildų papildomo maitinimo rinkoje ir Foodline produktai. Turbūt tik tai verta pasakyti, kad visi jie yra gaminami Vokietijoje, išskirtinai Vokietijoje, Nutrichem Direct ir Dr. Falk gamyklose. Viena iš jų yra zondinio maitinimo lyderis pasaulyje, tai yra to maitinimo, kuris turi greitai pasisavinti, žinoti, kur turi papulti ir kurio turi būti maža išeiga, nes paprastai zondiniu maitinimu maitinami yra žmonės, kurie, daugumoje atveju yra nesąmoningi arba iš principo, kai jau yra maitinami per zondą, paprastai kalbam. Tai dauguma technologijų čia yra ir tai yra sveikiems žmonėms, tai yra aktyviems žmonėms ir tai yra, tokia inovacija, turbūt ir ateitis, kuri yra šiandien. Ne veltui su šiom 2 pakuotėm yra parduodama daugiau negu kitų produktų, kai kuriuose kompanijose su 100 produktų linijoje. Tai yra 80% visų pardavimų PM International daro su ryto gėrimu ir vakaro gėrimu.
Taigi, tokios buvo šiandien turbūt jo, ačiū, dėkoju už naudingą informaciją Violetai ir Ingridai. Ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavote. Išbandykite daugiau, apie ką buvo kalbėjo šiandien Ingrida ir Violeta, išbandykite, praplėskite, jeigu Jūs jau vartojate optimalų rinkinį, prijunkite prie jos ambiceliuotus riebalus, Generation 50, ar Gelink-Fit, apie ką kalbėjo sąnarių funkcijai, ar kažką tai dar tam, kad praplėsti liniją. Jeigu Jūs tik pradedat vartoti, be abejo, Jūs pradedat nuo optimalaus rinkinio, nes čia turbūt aš kaip mėgstu sakyti dažnai, čia yra alfa ir omega viso plaino ir čia jis prasideda, na ir čia jis turbūt turėtų užsibaigti, tai va, pradėkite nuo optimalaus rinkinio visada. Ingrida, matau, mikrofoną įsijungi, gal tu dar kažką nori pasakyti, ar tiesiog? Tiesiog įsijungus. Labai ačiū visiems uždėmesi, ar ne? Tai va, jeigu buvo naudinga, tai tikrai rekomenduojam prisiliesti ir vartoti. Ir kalbėti kitiems. Dalintis. Dalyba yra daugybė ir visada pasidalinkite ir be abejo įrašą aš patalpinsiu į mūsų grupės, nusiųskite savo žmonėm tam, kad jų pamatytų. Puikiai tilpom į valandą, koncentruotai, be jokio vandens informacija koncentruota, kuri dar mums, manau, pasitarnaus. Ačiū visiems ir ačiū Ingrida ir Violeta už tą pasiruošimą su savo viso. Iš tikrųjų pasiruošėt labai stipriai, malonu ir atsakingai žiūrėti tai, ką mes darome. Gero vakaro visiems. Ačiū Jums visiems.